Reklama. Gyvenimas verda Šiauliuose. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka šiemet įgyvendina projektą Bibliotekos ir partnerių kompetencijų stiprinimas, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybės. Apie projektą ir jo veiklas šiandien kalbinsim Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė ryšiams su visuomenė Jurgita Januševičiūtė Taralės. Sveika, Jurgita. Sveikas, Egidijus, sveiki Saulės radijo klausytojai. Na tai pakalbėkime apie tą biblioteką. Ar pirmą kartą įgyvendinamas yra tokio pobūdžio projektas? Tai prieš kelis metus mes įgyvendinom projektą autorių teisių, asmens duomenų apsaugos tema. Tai buvo mūsų pirma tokia patirtis su tokiomis temomis, o konkrečiai, kas susijęs su autorių teisių apsauga. Tai yra pirmas kartas, pirma mūsų tokia patirtis. Aha, iš kur ta idėja tokia? Kaip kilo ta mintis, kad bibliotekininkams reikia gilinti žinias apie autorių teisę, būtent šitoj srity? Gal iš pradžių atrodo, kam reikia, ar ne, bibliotekininkams? Tu atėjai, pasiėmei knygą, tai čia viskas aišku, apie kokias dar autorių teisės mes galim kalbėti, ar ne, juk yra kitos institucijos, kurios su tuo dirba. Bet pasirodo, kad bibliotekos bene labiausiai jaučia visuomenės teisės į informacijos ir autoriaus teisių į kūrinį priešpriešą. Jos suteikia informacijos, kūrinių prieinamumą lankytojams, tačiau kartu, kas yra labai svarbu, turi nepažeisti autorių, kurių kūriniai yra naudojami teisių. Tai bibliotekos, kaip ir kai kurių kitų kultūros įstaigų veikla, reikalauja autorių ir gretutinės teisės reglamentuojančių teisės aktų išmanimo, leidžiančio kasdienėme bibliotekininkų darbe, nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių, naudotis kūriniais, pasinaudoti autorių teisių į savo pačių sukurtus kūrinius teikiamomis galimybėmis. Na ir dar vienas dalykas, kas jau konkrečiai susijęs su mūsų biblioteka, tai Šaltinėlio filiale, kai įsikūrėme karaokės erdvę ir pradėjus vykdyti muzikinės edukacijas, atsirado dar viena atsakomybė ir aktyvus, aišku, bendradarbiavimas su asociacija Latga, būtent dėl muzikinių kūrinių naudojimo bibliotekoje. Nes iškilo klausimas, tai kokius kūrinius mes galime karaokės erdvėje naudoti, ar skiriasi, kai ateina, tarkim, visa klasė ir mes kažkokį kūrinį leidžiame, ar yra skirtumas, kai, tarkim, galbūt ateina vienas žmogus, ar gali jis pasijungti YouTube'e esančius kažkokius kūrinius ir naudoti, tai žodžiu, tokie klausimai atrodo gan paprasti, bet jie yra. Ir iš to kilo mintis, kad reikia gilintis autorių teisių tema. Ir supratom, kad kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Čia jūs stipriai ruošiatės, ne taip kaip anksčiau projektai. Ten 2000 metais įvairius dainų, kur perdainuodavo senas dainas, ar ne, lietuviškai. Ne, nieko panašaus tikrai nėra. Aha, projektas įsibėgėjęs jau, ne? Taip, pradėjome vykdyti nuo rugsėjo mėnesio ir jau nuveikėm kelias veiklas. Na, tai papasakokit, ką jau nuveikėt. Tai spalio pabaigoje mes jau turėjom 2 rimtus seminarus apie autorių teisės. Tai vienas buvo su Vilniaus universiteto profesoriumi, daktaru Ramūnu Birštonu. Ir to seminaro metu buvo išsamei susipažinta būtent iš teisinės pusės su autorių teisių apsauga, kokie įstatymai reglamentuoja tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Taip pat vyko dar vienas seminaras ir su asociacijos Agata vadove Laura Begete, ir su kuria buvo labai daug kalbėta apie gretutinės teisės, ypač atlikėjų teisės, muzikinių kūrinių panaudojimą. Na ir žinoma, kadangi, kaip jau minėjau, Šaltinėlio filiale įkurta karaokės erdvė, tai joje jau vyko ir muzikiniai mokymai autorių teisių tema su atlikėja Laura Remeikienė ir prodiuseriu Pauliumi Jasiūnu, ir šie mokymai buvo jau skirti 12-okams. Būtent orientavomės į gimnazistus. Man atrodo, kad mes apie tai žiniuose kalbėjom. Aš visą šitą informaciją, man atrodo, mačiau. Na, kokios veiklos dar laukia? Nes projektas, įsivaizduoju, truks dar, ne? Taip, ir po tų 2 seminarų iš tikrųjų mes pastebėjom, kad tiek kultūros, tiek švietimo įstaigų darbuotojams kyla tikrai daug klausimų apie autorių teisės, nes ir vienose įstaigose, ir kitose tikrai labai kasdien dažnai susiduriama su autorių teisėmis. Tai
todėl mes organizuojame dar vieną seminarą, kuris vadinasi Autorių teisės, specifika ir praktika su asociacijos Latga teisės skyriaus vadove Radvilė Bieliauskienė. Na ir tas seminaras jau vyks kaip ir tuoj, lapkričio 6 dieną, tai čia pirmadienį 11 valandą. Ir seminaras taip pat yra orientuotas į kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, tačiau jeigu dabar, tarkim, kažkas klausosi ir kyla klausimų dėl autorių teisių, yra aktualu, tai ir nepriklausote nei švietimo įstaigai, nei kultūros įstaigai, tai nieko tokio, galite vis tiek registruotis į šį seminarą, o tą galite padaryti, tai tiesiog paskambinę telefonu 841 25 50 05. Tai žodžiu, tai skirta ne tik bibliotekos partneriams įvairiausiems ar ne, apie tas autorių teisę sužinoti, bet gali ir paprasti, na, pavadinkim taip, mirtingieji šiauliečiai, ar ne? Tikrai taip. Jeigu kažkas galbūt kažkokią veiklą vykdote, kur galbūt, na, tikrai susidurėte su autorių teisėmis, ar ne, ir iki šiol gal, na, kirbėjau, abejonė, ar aš galiu tą daryti, negaliu, bet taip kažkaip, na, būna nustumė ar ne į šoną tas abejonės, sakai, ai, nu kas čia tokio, nieko tokio, ar ne, padarysiu ir viskas bus gerai. Bet nežinom, kada kas kam gali užkliūti ar ne ir iškelti klausimą, ar tikrai tu taip gali daryti. Tai va, su tokiom abejonėm ir kviečiam šiauliečius, kad ateitų į seminarą. Taigi renginių vedėjai, didžėjai, kurie šėlstat vakarėliuose su svetima muzika. Klausimas, kaip elgtis tokiais atvejais, ar galite ją naudoti, jeigu norit sužinoti, kada tas seminaras? Tai lapkričio 6 dieną, tai čia jau pirmadienį 11 valandą. Supratau. Na ir pabaigai apie tai, ką galėtų išgirsti klausytojai ir ką reikėtų atkreipdėmėsi, kalbant apie apskritai autorių teisės. Tai jau taip labai trumpai noriu akcentuoti kelis dalykus, ką mes patys sužinojom būtent per seminarus. Tai į ką mes turime atkreipti dėmesį, pirmiausia, turime nepamiršti, kad už kiekvieno kūrinio slypi jo autorius. Ir autorių, aišku, teisės. Ir tai galioja visų tipų kūriniams, ar tai būtų kažkoks rašytinis kūrinys, ar tai būtų muzikinis kūrinys, ar tai audiovizualinis kūrinys. Kiekvienas kūrinys turi savo autorių. Išskyrus beje, kalbant apie dirbtinį intelektą, ten yra apskritai tokia dar, net manau, ir pačioms asociacijoms, kurios gina autorių teisės dar, na, toks truputėlį irgi tamsokas miškas ir klausimas, kaip tokiu atveju elgtis, ar galima kažką saugoti ar nesaugoti. Aš irgi pagalvojau, o jeigu dirbtinis intelektas naudoja kažkieno kūrinį, tarkim, ne? Tai va, tai jis yra tada pažeidėjas, ar ne? Ar tas žmogus, kuris, na, vis tiek dirba su tuo dirbtiniu intelektu, ar ne? Ar jis yra pažeidėjas? Nes vis tiek dirbtinis intelektas dar šiek tiek priklausomas nuo mūsų Dar kol kas taip, visgi ne Terminatoriaus dar laikai. Ja. Bet, žodžiu, mes dabar orientuokime į tuos jau įprastus mums dalykus, tai taip nepamirškim, kad kiekvienas kūrinys turi autorių. Dar vienas dalykas, kas yra labai svarbu, kad norint panaudoti kūrinį, tai reikia susitarti. Ir čia kalbama gal labiau netgi apie viešą panaudojimą, kas reiškia plačiau nei privačiai savo, ar ne? Tai kalbama apie kažkokius renginius, ar kažkokias kampanijas, ar ne viešasias, kur galbūt paleidžia muziką ir pagalvoju, nu kas čia tokio, graži muzika, visi klauso, aš čia ar ne girdžiu per radiją, namuose klausausi, tai kodėl aš negaliu kažkokiam sambūryje žmonių, ar ne jos paleisti, tai kas čia tokio? Čia man primena situaciją, kada buvo tas didysis maršas ir kai buvo naudojami kūriniai, kur patys atlikėjai paskui supyko, kad jų net nebuvo atsiklausta. Taip, tai va būtent tai tokiais atvejais reikia kreiptis į patį autorių kūrinio, na arba į atstovus, kurie galbūt atstovauja. Na, prisimenu ir partiją kažkokia buvo panaudojusi Mikutavičiaus kūrinį. Taip, nu atrodo, nu kas čia tokio, ar ne visi klauso. Padarėm YouTube'os filmuką, paėmėm dainą, kas čia tokio. Būtent, to pasirodo, va kas tokio. Na ir dar vienas dalykas, kad nuskambės gal paradoksaliai, tačiau turėti kūrinį tai nereiškia turėti teisę juo naudotis. Tai čia vėlgi, ne, nežinau, pardavinėjami dar kompaktai muzikiniai, na, kaip pavyzdys. Abejoju. Na, bet tarkim, ar ne, aš turiu va muziką, kurią galbūt aš įsigijau legaliai ir, na, vieną klausausi namuose, viskas tvarkoja ir tada vėl, ar ne, kalbam apie, tarkim, kažkokį politinį judėjimą, vėl paleidžiam tą muziką. Ir kas sakė, kad aš galiu naudotis va tokioje viešoje erdvėje, ar ne? Nepaisant to, kad aš galbūt tą kūrinį įsigijau legaliai. Tai va, vėl tokie slidumai. Visada, tarkim, jeigu mes kažkur naudojam kūrinį ir, tarkim, esam jau ir susitarę su autoriumi, ar ne, viskas tvarkoj, tai visada turime nurodyti kūrinio autorių.
Tai tas yra labai svarbu ir, kiek žinau, gan dažnai būna pažeidimai su audiovizualiniais menais, tai konkrečiai fotografijomis, kai panaudojama fotografija ir parašoma, tarkim, iš asmeninio archyvo, iš asmeninio albumo, na, bet juk ne pats selfie darėsi, ar ne? Tas žmogus. Tai būtų tikrai labai korektiška ir būtina nurodyti fotografo pavardę, kas fotografavo. Ir tai, kalbant apie internetą, tai tos pačios, ką aš ką tik paminėjau, taisyklės galioja internete. Jeigu mes radom informaciją internete, tai nereiškia, kad galim ją irgi bet kur, bet kada, bet kaip naudoti. Jeigu kažkas kažką praklausė ir dabar pabaigoje tik įsijungia mus, kur gali visą tą informaciją rasti apie seminarus, apie visą kitą, papasako. Tai tiesiog apsilankykite bibliotekos svetainėje www.msvb.lt. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Taip, o šiandien pas mus svečiuose buvo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė ryšiams su visuomenė Jurgita Januševičiūtė Taralė. Ačiū tau ir sėkmės. Ačiū viso. Šiauliai. Čia mūsų namai. Gyvenimas verda.